Mielieji, sveikinuosi su jumis informacinėje laidoje Savaitė. Birželio 20 dieną minima pasaulinė pabėgėlių diena. Šią dieną Ruklos pabėgėlių priėmimo centre vyksta šventė, kurios metu galima pabendrauti su pabėgėliais, susipažinti su jų gyvenimo sąlygomis. Pasaulinė pabėgėlių diena švenčiama kasmet birželio 20 dieną. Dešimtis tūkstančių žmonių visame pasaulyje tądien pagerbė priverstinai namus palikusius žmonės. Šią dieną mini visuomenė ir patys pabėgėliai. Jau daugelį metų Ruklos pabėgėlių priėmimo centre vyksta renginiai skirti pasauliniai pabėgėlių dienai paminėti. Šventėje dalyvauja Lietuvoje prieglobstį gavusi užsieniečiai, ministerijos atstovai, atsakingų institucijų atstovai, svečiai. Ši diena svarbi yra tuo, kad visų pirma, jie mini daugybė šalių visame pasaulyje, daugiau nei 100 valstybių. Lietuvoje jau 17 metų mūsų valstybė rūpinasi pabėgėliais, suteikia jiems prieglobstį ir taip pat rūpinasi jų integraciją į mūsų visuomenę. O pabėgėlių visame pasaulyje skaičius tikrai didžiulis, net 10 milijonų, todėl ši diena yra svarbi, jog mes galime atkreipti dėmesį į bendrą visas pasaulio valstybės vienijančią problemą. Šiandien mes susirinkome pabūti čia ir susitikti su tais žmonėmis, kuriuos dažniausiai galbūt kartais pamatome per televizorių, naujienų laidose sužinome, kad tokie žmonės atsidūrė mūsų šalyje. Šiandien mes turime galimybę pabūti arčiau jų, pakalbėti su jais, susipažinti ir iš tikrųjų išgirsti tuos žmonės, kurie dėl represijų, dėl grėsmės gyvybei, sveikatai, dėl persekiojimo ir dėl kitokių priežasčių buvo priversti palikti savo tėvynę ir prieglobsčio ieškotis kitose valstybėse. Taigi šiandien puikiai galimybė susipažinti su šių žmonių gyvenimo istorijomis ir įsiklausyti, susipažinti su jų sėkmės istorijomis, nes Lietuvoje, kaip jau žinome, tikrai ne viena pabėgėlių, dabar jau tiesiog vadinamų užsieniečių šeimų, puikiausiai plėtoja verslus, yra integravęs į mūsų visuomenę ir, galima sakyti, yra puikus pavyzdys kai kurioms Lietuvos šeimoms. Taigi šiandien malonu, jog esame kartu ir galėsime leisti laiką drauge. Daug šypsenų ir geros šventės linkėjo renginio dalyviams pabėgėlio priėmimo centro direktorius Vytautas Beišinas. Mėly šventės dalyviai, šiandien pasaulinė pabėgėlių diena. Leiskite viso mūsų gana gausaus kolektyvo vardu pasveikinti visus su šia švente ir svarbiausiai iš širdies noriu padėkoti už atsilankymą mūsų šventėje. Tikrai tiems žmonėms, kurie gyvena mūsų pabėgėlių centre, kurie integruojasi ir stengiasi pritapti mūsų visuomeniai savivaldybėse, tie, kurie jau pradėjo savo verslą ir normalų saugų gyvenimą mūsų valstybėje, sėkmingai dirba, visiems norime padėkoti širdies, palinkėti sveikatos, laimės po Lietuvos saulę ir turbūt geros šventinės nuotaikos. Pirmiausia, šventinė nuotaika tai yra viskas. Pasidžiaukime, pakalbėkime, paklausykime koncertų, paragausime įvairių valstybių savito valgių, pasportuosime, ir pasidalysime mintimis, kad vis dėlto pabėgėlių ir žmonių, kurie šiandien iš kitų valstybių atsiradę pas mus, nėra toks blogas gyvenimas, kad viskas čia yra gerai. Daug šypsenų ir geros šventės. Ačiū. Pabėgėlių priėmimo centro gyventojus ir darbuotojus sveikino šalies ir vietos valdžios atstovai. Pirmą kartą šventėje dalyvavo Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro Baltijos ir Šiaurės šalių regiono atstovė Pia Pricpchiri ir Jungtinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje Renata Kuleš. Labą dieną. It's a great pleasure for me to be here in Rukla today. Iš tikrųjų, čia yra garbė būti šiandien Rukloje. World Refugee Day. Pasaulinė pabėgėlių diena. 45 million people were displaced at the end of 2012. 45 milijonai buvo priversti palikti savo namus 2012 metų pabaigai.
One person was displaced every 4 seconds. Vienas žmogus buvo priverstas palikti namus kiekvienas 4 sekundės. Some came to your country, Kai kurie iš jų atvyko į šitą šalį, your beautiful country. į šitą jūsų labai gražią šalį. And some of them are now in a reception center, Ir kai kurie iš jų šiuo metu yra šitame priėmimo centre, which I've had the opportunity to visit before. kurį aš esu jau aplankius ir anksčiau. And I want to thank profoundly the director and his excellent staff for the great job that you are doing. Ir aš tikrai labai norėčiau padėkoti centro direktoriui ir visai centro komandai už puikų darbą, kurį jie daro ir atlieka Lietuvoje. It's also a great pleasure to see so many others that I recognize from my previous visits. Taip pat yra labai malonu matyti kitus žmonės, kuriuos aš esu jau sutikusi mano vizituose Lietuvoje. From all the ministries, Visos ministerijos, from Prabhada, Pabradės atstovus, and all of you are a very, very important part of the life of any refugee. ir visi kiti jūs esate visi labai svarbus pabėgėlių gyvenimams. Ačiū. Jonavos rajono savivaldybės vardu sveikino socialinės paramos skyriaus vedėja Ingrida Malciuvinė ir Jonavos rajono vicemeras Vytautas Venckūnas. Labai gaila, kad pasaulyje yra tiek žmonių, kurie yra priversti palikti savo namus. Bet iš kitos pusės labai džiugu, kad yra tokie žmonės ir tokios įstaigos ir tokie darbuotojai, kurie jiems padeda. Ačiū Jums už tai ir kantrybės Jūsų darbuose. Gerbiama Pija Prus, gerbiamas direktoriau, gerbiami svečiai, vietos valdininkai. Noriu pasakyti labai trumpai, kad jau daugiau 70 metų mes nežinome, kas yra karas. O karų visam pasaulyje labai daug. Ir tik tai atgavę nepriklausomybę mes supratome, kad yra daug nelaimingų žmonių pasaulyje. Ir padėti tiem nelaimingiam žmonėm, pajusti tą šeimininkišką paramą, pajusti žmogišką globą yra mūsų pareiga. Ir jeigu ne mes, tai kas galėtų padėti tiem nelaimingiam žmonėm, kad ir laikinai. Tad šiandien pabėgėlių dienos proga norėčiau sakyti, kad tai nėra pabėgėliai, tai yra mūsų svečiai, su kuriais mes svetingai ir elgsimės, ir palydėsim, ir apgyvendinsim, ir integruosim, kaip jau sakoma, tegu būna visiems vieta po šią Lietuvos saulę. Ačiū Jums. Kita proga, kadangi kitos progos gali ir nebūti, mes norėjome įteikti gėlės ir atminimų knygelę direktoriai, bet apsigalvojom. O ką mes dabar padarysim, tai prašom, stebėkit. Pasak projekto vadovės Natalijos Arkadijos, tokios šventės padeda suartinti žmonės. Užsieniečiai gali pristatyti savo kultūrą. Dar svarbu tai, kad tokie projektai suteikia galimybę pabėgėliams išmokti profesijų ir kuo greičiau integruotis į darbo rinką. Projektai, apart to, kad padeda mums organizuoti renginius, įvairias šventes, kad prieglobstį gavę užsieniečiai susipažintų su Lietuvos kultūra. Taip pat organizuoti šventes, kurių metu jie galėtų pristatyti savo kultūrą. Pavyzdžiui, etnokultūrinės parodas. Taip pat pasaulinę pabėgėlių šventę. Ir taip pat mes turime galimybę iš projektų jos išmokyti profesijų. Tarkim, per šį projektą profesijų išmoko 7 prieglobstį gavę užsieniečiai, o realiai kitais būdais jiems labai sunku įgyti profesiją, nors to jiems labai reikia per trumpą laiką įgyti kažkokią einamą profesiją, kad jie kuo greičiau galėtų integruotis į darbo rinką. Ir taip pat suorganizuota begalė išvykų įvairių po įvairius Lietuvos miestus,
po tokius kraštus kaip Zarasai, Molėtai, kurie galėjo pamatyti ir įmonės, įmonių veiklą, susipažinti su amatais. Tai turbūt tokios kryptis, į kurias labiausiai reikėtų kreipti dėmesį. Ir žinoma, labai ačiū šitiems projektams už tai, kad jie mums suteikia galimybę suorganizuoti, kad ir šią šventę, nebijant nei lietaus, nei sniego. Ačiū labai už dėmesį. Pasaulinė pabėgėlių diena paminėta ne tik oficialiomis kalbomis. Po iškilmingos šventės dalies susirinkusius linksmino afrikietiški būgneliai, koncertavo Rusijos ansamblis Ruskąją pėsnę, Jonavos liaudės kapela Savi. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre gyvena beveik 100 užsieniečių. Daugelis iš jų dalyvauja socialinės integracijos programuose, mokosi lietuvių kalbos. Sėkmingai išlaikusiems lietuvių kalbos egzaminą šventės metu įteiktos dovanos. Tradiciškai buvo surengtos sporto žaidynės, tinklinio varžybos, virvės traukimo ir gyros kilnojimo turnyrai. Mažuosius šventės dalyvius linksmino saulutė vaikams personažai. Po linksmybių pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus pavaduotoja Beatričė Bernotienė pakvietė svečius į nacionalinių patiekalų degustaciją. Pasak Beatričios, tokia galimybė pasitaiko tik vieną kartą metuose, kai galima paragauti iš karto 7 tautybių patiekalus – Čečėnų, Afganistano, Irako, Sirijos, egzotiškos šalies Eritrėjos, Kirgizijos ir Ukrainos. Iš tiesų, tai mūsų šventės kulminacija ir yra nacionalinių patiekalų ragavimas. Lietuvoje jau ilgą metą galima ragauti rytietiškus patiekalus, tačiau jums šiandien pasisekė, jūs esate išskirtinio įvykio liudininkai ir dalyviai, kadangi tik vieną kartą metuose šitoje vietoje, birželio 20 dieną, ant vieno stalo jūs galite pamatyti tiek daug skirtingų nacionalinių patiekalų. Šiandien mūsų centro gyventojai ir jų pagalbininkai pagamino ir pristato jums net 7 tautybių patiekalus. Renginys dalinai finansuojamas ES ir Lietuvos Respublikos Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 metų programos pagal projektą Pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams naujos perspektyvos.